Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. XIX amžiaus antroje pusėje New Yorko gauja vadovaujama Maiklo Kurco kontroliavo keletą didmiesčio rajonų. Tačiau 1876 metais policija gaują išsklaidė. Praėjus metams Kurcas apiplėšė šilko fabriką, tačiau šis nusikaltimas buvo išaiškintas. Maiklas suimtas, nuteistas 12 metų belangės. Sėdėdamas kalėjime, Kurcas sugalvojo planą, kaip ištrūkti į laisvę. Pradėjo valgyti įprastą muilą. Tuomet žmogus atrodo taip, tarsi sunkiai sirgtų. Staigiai krito Maiklo svoris, išsiplėtė kraujagyslės, prasidėjo dusulys. Kalėjimo gydytojai niekaip negalėjo išsiaiškinti, kokia Kurco negalavimo priežastis. Galiausiai kalėjimo valdžia, pamaniusi, kad Kurcas miršta, suteikė jam malonę, paleido iš kalėjimo. Apgavęs kalėjimo vadovybę ir išėjęs į laisvę, Kurcas toliau plėšikavo. Vėliau jis dar ne kartą buvo nuteistas ir pasiųstas į kalėjimą. Tačiau gyvenimą baigė laisvėje. 1904 metais Maiklas mirė nuo tuberkuliozės. Manoma, jog Kurcas per savo gyvenimą įvykdė bent 150 didelių apiplėšimų, kurių metu pasisavino $7 milijonus. Įvertinus infliaciją, šiandien tai sudarytų $112 milijonų, nors mirė visiškame skurde, kišenėje neturėdamas nei cento. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.